Sveiki, mėlyjeji, sveiki visi, prisijungia šiandien prie planetarinės meditacijos. Planetarinės meditacijos tai tokios meditacijos, kurios padeda mums ir mūsų planetai susijungti, adaptuoti, susijungti, adaptuoti naujas energijas, kuris eina per Saulės būtent žybsnius. Paskutiniu metu mes turėjome labai daug Saulės žybsnių ir ko pasiekoje mes matome šiaurės pašvaistės netgi tose vietose, kur jų anksčiau nebuvo. Apie šitą fenomeną aš papasakosiu šiandien, apskritai, kaip atsiranda šiaurės pašvaistės, kad tas mechanizmas jums būtų biškai aiškesnis, kaip atsiranda pašvaistės ir kodėl jos dabar atsiranda tose vietose, kur jų anksčiau nebuvo. Taigi kalbėsime būtent apie tai, kas vyksta Saulėje, kodėl Saulė yra būtent tokia aktyvi ir apie poliusų pasikeitimą, kaip tai susijęs su poliusų pasikeitimu, kas vyksta apskritai kosmose, kas vyksta planetoje su mumis ir link ko visą tai veda. Taip pat tokia kita medalio pusė, tokia ne visai tokia smagi, kaip, pavyzdžiui, šiaurės pašvaistės ir panašiai, yra būtent energoinformaciniai virusai, kurie dabar irgi labai tokie populiarūs, aktyvūs, yra tokia naujas būdas pažeminti vibracijas, naujas būdas pažeminti būtent mūsų planetos vibracijas. Man eina dabar toks žodis, o būtent supainioti žmonės, kad jie nesusivoktų, kas vyksta, būtent, tokia įvesti tokį vidinį disbalansą. Todėl mes darėme irgi praktiką 10-10 ir man aukštesnysis aš ir aukštesnių jėgų atstovai man sako, kad dabar yra labai labai svarbu būtent vidinis balansas, aiškus, blaivus suvokimas visko, kas vyksta ir tuos visus lūkštus, tuos visus rėmus, visą tai, kas netikra, atmesti, numesti ir būtent atrasti tą tikrąjį save, iš to tikrojo savęs taško žiūrėti, reaguoti būtent į tai, kas vyksta pasaulyje. Tai pakalbėsime apie energoinformacinius virusus, apie chemtrailus, apie tai, kas yra purškiama ore, kai mes matome, praskrenda lėktuvas, mes matome tokius baltus dryžius ir būtent nuo tų baltų dryžių tai yra požymis, kad buvo purškiami būtent tam tikros medžiagos, buvo purškiamas tam tikros medžiagos, kad praskrido tas chemtrailinis lėktuvas, kuris skrisdamas purškia tam tikrą, skystį, dujas. Po to susidaro debesis ir iš to dangaus krenta skirtingos dalelės. Daug žmonių jau iš tikrųjų ir matavo ir panašiai, kas ten yra. Ir mes galime netgi matyti po lietaus tokios kaip apdulkėjusias mašinas arba tokia kaip smėlius, tokia masė, tokia tiršta ruda masė. Ir jeigu ištyrus tą masę, ten yra daug sunkių metalų ir panašiai. Tai šiandien pakalbėsime irgi, kaip nuo jų valytis, kaip su padėti energetiškai ir kaip valytis, būtent nuo to, kas jau yra mūsų kūne. Tas pats, ko mes valysimės, padės apsivalyti būtent ir po vakcinų poveikio. Tai šiandien bus toks eteris. Kaip jums programa? Ir dar šiandien, kadangi tai, kas vyksta Saulėje, prie to prisidėjo būtent aukštesnės civilizacijos, tai yra tokios labiau girdėtos kaip šviesos federacija, galaktinė šviesos federacija. Tai yra plejadiečiai, arktūriečiai ir siriečiai, bet šiandien buvau kontakte, nes aš noriu pakviesti kažką tai mūsų eterį, būtent draugiškus atstovus, draugiškų mums civilizacijų atstovus, ir atėjo iš tikrųjų Pegaso atstovai. Jie nėra prisijungę prie būtent šviesos federacijos, bet jie yra atsakingi už būtent tas pakilimo energijas ir jie irgi bendradarbiauja tokiame kaip konglomerate šviesiųjų jėgų, kurios padeda
planetoms pakilti. Ir būtent Pegasas atsakingas už gaminimą netgi tų energijų, tų pakilimo energijų gaminimą, kurios mums yra siunčiamos per Saulę. Tai vat apie tai aš ir pakalbėsiu ir jie perdavė man žinią. Galbūt išeis su jais padaryti tiesioginį irgi, jūs galėsite klausti jų kažko tai, kai aš duosiu informacijos, galėsite rašyti galbūt kažkokius klausimus jiems, arba kai aš pasakosiu labiau apie jūs, jūs galėsite užduoti klausimą. Tai va, tokia šiandien programa. Galite parašyti biškį, rašykite, galbūt čia yra naujų žmonių, kurie mato mane pirmą kartą, o aš prisistatysiu bet kuriuo atveju. Mano vardas yra Elvyra, aš esu psichologė, kvantinė psichologė, dvasinė vedlė ir taip pat kontaktuoju su aukštesniam civilizacijom ir ruošiu jūs, nes tai gali kiekvienas ir mes visi prie to einame. Tiesiog, ne, kai kuriem tas ateina biškiai anksčiau, kad po to galėtumėm perduoti žinias apie tai, kas vyksta iš tikrųjų, kad žmonės turėtų suvokimą, kas yra, apie ką tai, kas vyksta, panašiai. Todėl aš su čenelerė, energetinė gidovė, būtent bendraudama su aukštesniųjų civilizacijų atstovais, darau gydymų seansus, kas planetarinės meditacijas. Na ir gaunu tam tikrų žinių, kuriuos irgi pradedu taikyti savo ir po to irgi su kuo po to pasidalinsiu ir su jumis. Kažkam skauda nugarą, galvą, kažkokios dvejonės. Ką reiškia mano tamsus drabužis šiandien? Nieko. Tiesiog. Kažkodėl aš galvoju, kad bus šitas klausimas būtent apie mano drabužį, bet tiesiog apsirengiau tai, kas man patinka. Iš tikrųjų, čia su žalia spalva irgi būtent mūsų žemės spalva su gėlytėm. Su galvos pasvaigimais, gal jau nuo senatvės. Ne, tai vat būtent tie galvos pasvaigimai, tie skausmai ir yra požymis einančių energijų ir kaip tai veikia mūsų kūną, kodėl dažniausiai skauda galvą būtent ir širdį. Nes tos energijos atveria mūsų dvasinį širdį, bunda mūsų dvasinė širdis, tai nėra širdies čakra, tai yra būtent dvasinė širdis, ta vieta, kur gyvena mūsų siela, jinai plečiasi. Fiziškai plečiasi, yra netgi mūsų širdies organas, jisai fiziškai biškai plečiasi, todėl būtent kai eina tos energijos, jos veikia, įtakoja būtent širdį ir tarkim mokslininkai sako, buvo Saulės elektromagnetinė audra ir ypač širdininkams reikėtų pasisaugoti. Širdininkams reikėtų kelti savo vibracijas, ne pasisaugoti, bet kelti savo vibracijas, žiūrėti, kur aš užstrigau, kur aš sėdžiu kažkokiam tai negatyve, kodėl galbūt aš nenoriu atsiverti pasauliui, nes skirtingi tokie dalykai būna, kai aš esu arba užsidaręs, arba piktas, skirtingi tokie dalykai, aš po to dar biškai parodysiu tą sąmoningumo skalę, kokios vibracijos eina ir ko turime jau atsisakyti, nes tiesiog mūsų kūnai nesugebės prisitaikyti prie tų energijų vėliau. Tas pats yra ir su galvos skausmais, kodėl būna būtent permušinimai, pakėlęs spaudimas, permušimas tai širdies, kodėl būna pakėlęs spaudimas, kažkokie galvos skausmai, migrena, irgi taip pat bunda, gaminasi, plečiasi toks organas kaip dvasinės smegenys. Tai yra dvasinės smegenys toks atnaujintos smegenys, dvasinės ir kankorėžinė liauka, jinai yra labai apkalkėjusi, būtent nuo maisto, kurį mes valgome, nuo vandens, nuo labai daug fluoro. Tai patarimas nenaudoti dantų pastos su fluoru, būtent tos visos kramtoškės, ten yra labai daug fluoro ir per būtent seilės, iš karto mes valomės dantis su fluoru ir tas fluoras patenka į kankorėžinę liauką ir jinai apkalkėja būtent nuo to fluoro. Fluoras, mūsų tikino, kad maždaug fluoras labai naudinga dantim,
Bet iš tikrųjų, na, visa tai yra tokios, visa tai yra tik tai, na, kad mūsų kankorėžinė liauka, kuri atsakinga su ryšiu su kosmosu, su aiškiaregystė, su tuo pačiu kontaktu su kitom civilizacijom, už aišku žinojimą, aišku matymą, prieimimą informacijos iš visatos, kai kankorėžinė liauka neveikia, jinai tokia yra sustabarėjusi, apkalkėjusi, na, ta kankorėžinė liauka kaip imtuvas būtent visatos energijoms, vat, žinojimui, ne, žinučių gavimui apie tai, kas vyksta, kodėl vyksta. Todėl, na, tam, kad laikyti žmonės toje pozicijoje, kurie yra, laikyti juos baimėje, kad jie nežinotų, kas jie yra, na, kankorėžinė liauka reikėjo ją, nežinau, nusodinti ir apriboti jos veikimą. Todėl tai, ką jis patys gali daryti, tai būtent jau bent jau su fluoru kažką nenaudoti, atsisakyti kramtomų gumų ir vaikams neduoti. Į vandenį labai daug kur deda būtent to fluoro. Tai na, švarus vanduo ir žiūrėti, ką jūs valgote ir ką įmate į save. Aš turiu kankorėžinės liaukos aktyvaciją, tokią praktiką, jinai mano YouTube'ės kanale yra visiškai atvira, jūs galite irgi ją pasižiūrėti, pasidaryti. Savaitę jautis, kad jaučiu provokuojama. Kartais pavykdavo atsilaikyti, kartais ne. Mes dabar visi esam tikrinami, būtent tai yra toks dvasinis egzaminas, kaip dvasinė iniciacija. Pirmąsyk tokia diena pralekianti buvo kosmosas. Taip, kosmosas dabar laikas pasikeičia. Aš pakalbėsiu būtent ir apie polisų pasikeitimą. Laikas pasikeičia, laikas pagreitėja būtent dėl to. Todėl ir nu, tokie nepaaiškinami skausmai tai nugaroje, tai žarnyne. Aš praktikuoju dabar savo tokias žinias, kuriais aš dar nesidalinau su jumis, bet šiandien mes paprašysime būtent pegasiečių, nežinau net kaip ištarti, na, Pegaso atstovų, pagydyti mūsų ir planetą. Jie būtent dėl to šiandien ir susisiekė su manimi arba atsiliepė, kai aš kviečiau pagalbos. Ir jie irgi pasakė, kad jie mato mūsų darbą ir dėl to ateina mums padėti, pagelbėti būtent planetos apsivalymo procese, nes jie ir gamina būtent tas energijas, nes tas energijas, kurias mes imame iš kosmoso, irgi jie juos, sakykime, taip kaip gamina, nes jie yra labai labai aukštų vibracijų būtybės, tokie kaip humanoidai, bet jie tokie, ten vyrauja auksinė spalva. Aš neradau pegasiečių, neradau aš pegasiečių, kaip jie atrodo, kad su jumis pasidalinti, bet galbūt kažkur esu. Bet jie panašu tokie į elfus, būna su tokiam elfus, su tokiam auksinėm domom ir tokia, jie turi netgi tą tokį auksinį švietėjimą ir jų netgi oda gali tokia, turėti auksinį atspalvį, labai tokie įdomios gražios būtybės, labai aukštų vibracijų. Jie praktiškai yra prilyginami angelams, kurie nusileido į žemę, nusileido į visatą, atėjo savo fizinėme kūne tam, kad padėti mums čia dabar, visai galaktikai, iš tikrųjų ne tik mums, visai galaktikai siūsti pakilimo energiją, nes ne tik tai Žemės planeta, ne tik Saulės sistema pakyla vibracijose, bet irgi visa galaktika. Kodėl dabar yra toks susidomėjimas mūsų planeta? Yra būtent todėl, kad mūsų planeta yra labai geroje tokioje strateginėje vietoje ir tokia portalinėje, per kurią galima bus keliauti ir atskleidinėti būtent iš skirtingų galaktikos kišenių, ne, iš skirtingų galaktikos sektorių. Tai mūsų planeta yra tokioje vietoje, kur, kaip man šiandien sakė, kaip sako, jūs turite jungtinės tautas, kas yra Galaktinė šviesos federacija, man sako, jūs turite jungtinės tautas, yra sostinė, arba tas Europos parlamentas yra sostinė, kur visi suvažiuoja. Tai mūsų planeta irgi yra tokia strateginė vietoje, kuri gali būti tokia kaip sostinė, kurioje galės jungtis būtent tos jungtinės šviesos galaktikos tautos civilizacijas. Ir būtent dėl to
Mūsų planeta buvo tam ir išrinkta ir toks buvo planas, kad na, vis dėlto kelsime savo vibracijas, perėsime į kitą lygį, tokį, kuriame nebus būtent to viso negatyvo ir portalai tom negatyviom civilizacijom čia ateiti bus uždarytos. Ir kodėl labai svarbu, dabar aš noriu pakalbėti apie tos energoinformacinius virusus ir 5G bokštelius, kas tai yra per sistema ir kodėl labai svarbu dabar apie ją žinoti. Tai vat būtent tam, kad mes galėtumėm pakilti ir kad mūsų planetoje nebūtų tų visų reptiloidinių, tamsiųjų, negatyviai nusteikusių Žemės atžvilgių atstovų, mes turime kelti savo vibracijas. Patys žmonės, kiekvienas turi tvarkyti savo individualią realybę, savo vidų, savo vidų, kad neturėtų negatyvių emocijų, kad nebūtų kažkokio pykčio, kritikos, pavydo ir tų visų spektro. Ir kol tai yra, tol yra ta būtent terpė, kol mumise yra, žinot, kaip tokios negatyvios bakterijos, tarsi ore sklando, tos toks ore sklandantis negatyvas ir pagal laisvos valios dėsnį, tada būtent tų negatyvių, nedraugiškai nusteikusių civilizacijų atstovai gali ateiti čia ir jie labai labai jau seniai įsipaišė į valdžios sistemas, į pasaulinį valdžią, kur viską būtent tai ir daro. Ir jų tikslas kuo daugiau pažeminti mūsų vibracijas, bet Šviesos federacijos tikslas pakelti vibracijas, parodyti žmonėm, kas vyksta iš tikrųjų. Dabar pasižiūrėjau, toks skaičius gražus 88. Bet kai vieni nori pakelti, ištraukti žmonės iš to, kiti nori kaip tik, kad liktų jų valdžia, nenori užleisti savo pozicijų ir kad ta tvarka, kuri buvo, jinai ir egzistuotų. Todėl reikia laikyti žmonės savotiškų tokių kauptų ir tokio pasimetusiems ir klaidinantiems. Ir būtent dabar tie visi 5G bokšteliai, jie pagauna iš jų stancijų, tai yra Marse pagrindę, iš jų tokių, nežinau, kaip čia pavadinti, kaip elektrostancijas, sakykime, taip, kurios transliuoja negatyvią vibraciją, 5G bokštelį pagauna ir po to transliuoja jau čia Žemė. Yra toks visas tinklas tų 5G bokštelių. Kaip tai gali paveikti žmonės? Tai gali paveikti žmonės būtent taip, kad galvosim kažkokias mintis, kažkas tai rašė, nesuprantu kažkoks tai kaip apmaudas ar kas ten buvo, dvejonės kažkokius labiau užplūdo, dar kažkas tai, kurie veikia ir erzinančiai kažkaip tai, kad žmonės supykti piktus, toks kažkoks tai vidinis diskomfortas, toks manyje kažkas, aš pati nesuprantu, kas su manim darosi. Parašykite, ar nebuvom tokių, kad nežinau, atrodo, kažkas užėjo ir nesuprantu, kas su manimi yra, aš pasiruošus atrodo susipykti su visais aplinkui. O tai būtent gali būti tas poveikis, nes žmonės, jiem reikia kažkaip dar atlaikyti, reikia palikti toje būsenoje, kurioje jie bus, sakykime, įtakojami va taip. Tai aš pažiūrėsiu. Galva pradėjo skaudėti. Tai va, bet nuo jų mes galim apsivalyti, ne? Kai mes kelsime sąmoningai savo vibracijas, jos negalės mūsų paveikti, nes tada, kaip irgi sakė pagasiečiai, jie sako, jie mato kiekvieną mūsų meditaciją, kiekvieną mūsų prašymą, kiekvieną mūsų kreipimąsi, ne tik mūsų grupėje Lietuvoje, kitur, aš žinau, ir kitur yra vedamos planetarinės meditacijos. Jie mato kiekvieną kreipimąsi ir jie kiekvienam duoda savotišką tokią kaip pagalbą, tokį kaip galbūt net imunitetą gali skirti. Mes galim prašyti būtent imuniteto nuo visų šitų energoinformacinių virusų poveikių.
Ir mes šiandien darysim tokią praktiką, mes ten prašysime imuniteto, mes valysimės ir, vat, ir jie, kuo daugiau mūsų medituojančių, ir kuo daugiau medituojančių, kodėl aš visą laiką sakau, kvieskite draugus, nu, kuo daugiau žmonių sakykite, nes kuo daugiau bus medituojančių, prašančių ir skleidžiančių va tas pozityvias vibracijas, manifestuojančių taiką, gražų pasaulį, kuriame visi yra draugiški, gyvena taikoje, tuo daugiau kaip ir tos energijos yra gaminama ir tuo daugiau energijos yra siunčiama. Nes kuo ateina, žinot, ta energija, aukštų vibracijų energija, tai yra savotiška, žinot, kaip tokie toksiški dūmai, toksiška energija tiem negatyviems, nes jiem tiesiog ta energija bus nepakeliama čia būti ir jie patys nuspręs po to pasilikti, nes žmonės kel savo vibracijas, žmonės, jeigu bus taikus, patys geranoriškai nusiteikę, gyvens meilė, prieimime, tada jiems nebus kur dėtis, tik tai po trupučiuką palikinėti planą. Kita pusė yra, kad kuo daugiau žmonių, net šiupaina, kuo daugiau žmonių jaus negatyvias emocijas, tuo daugiau jų galės būti čia, jų populiacija galės didėti. Tai man perdavė irgi aukštesnis jėgos, kad jie specialiai nori pat tos žmonės taip klaidinti, kažkaip, kad žmonės būtų pikti, nes tai yra normaliai jų terpė, kad jie galėtų didinti savo populiaciją ir kažkaip plėstis, nes dabar kiekvienu momentu santykis jų populiacijos, žmonių ir, visą laiką yra optimalus, visata yra tokia savibalansuojanti sistema. Ir jiem reikia padaryti kuo daugiau terpės savo, todėl reikia kuo daugiau padaryti tokių palankių energijų. Ir netgi visi tie nauji maistai, svirpliai, ką valgo būtent visokie šliaužiantis ir panašiai. Jie valgo būtent tai, ką mums dabar jau norima dėti į maistą, nes jie nori paruošti savo kuo geresnį dirvą. Tai va, tokie reikalai. Aš kodėl pasakoju, aš tikrai nenoriu gąsdinti ir planas yra toks vis tiek, kad mums yra labai didelė pagalba siunčiama, bet žmonėm reikia kelti savo vibracijas ir patiem susivokti, kas vyksta ir patiem manifestuoti, pasirinkti pagal savo laisvos valios dėsnį, kur žmogus gyvens, nes jeigu žmogus pats iš savęs jisai palaiko tą energetinę švarą, minčių švarą ir panašiai, jisai bus apsaugotas. Jisai bus vienokiu ar kitokiu būdu apsaugotas, nes jie, sakykime, gali pajausti kiekvieną pagal kosmokodą. Kosmokodas tai yra tokia unikali kiekvieno žmogaus vibracija ir jie turi tokias technologijas, kurie tikrai gali pajausti ir jie momentaliai gali padėti, ta prasme, padėti arba prisijungti prie to žmogaus, arba jeigu tas žmogus prašo pagalbos, tai yra momentaliai praktiškai įsiunčiama pagalba, tai būtent veikia būtent mano nanopsichologijos kursai, nanopsichologinės meditacijas. Kodėl nano? Todėl, kad dirbam būtent su tokio tipo energijomis, kurios transliuojamos per aukštesnės civilizacijas, Arktūrą, pagrindė tai Arktūro ir Sirijaus. Na ir šiandien būtent Pegasas, mes turėsim tokias šiandien angeliškas energijas, kurios padės jums tiesiog pajausti tokia kaip palaimus būsena, tokia angeliška būsena. Aš dar nežinau, kaip praeis meditacija, žiūrėsim, nes jie mane ves. O kitą kartą irgi mes darysime praktiką su Andromedos atstovais. Tai Andromeda tai yra kita galaktika, artimiausia mums. Ir jie mūsų galaktikos susijungs, todėl jau dabar yra ruošiami žmonės, būtent šitam kontaktui. Ir kitą savaitę, tai ateikite, bus daugiau moteriams, bet iš tikrųjų ir vyrams bus patarimai būtent iš Andromedos moterų apie tokį dievišką moteriškumą. Ir bus tokios irgi labai labai gražios praktikos, tai bus irgi atvirai arba kokia nors donacija. Žiūriu, kad visokios klausimai.
Tie skausmai, kurie dabar atsiranda, arba vat, galvos svaigulys, labai galvos, kad jie sveikti, sukasi viskas, net išsigandau. Vyras išvykęs buvo, išgėriau magnio, druskos nieks nepadėjo, pusantros valandos buvo labai blogai, po to daug išvėmiau, labai daug, nors dieną valgiau nedaug. Valosi mūsų kūnai, valosi, galbūt nereikia, galbūt jūs kažką tokio suvalgėt, arba tie patys, tai mes prieisim prie tų chemtrailų. Ten yra purškamos tokios skirtingos irgi ne detalės, medžiagos, skirtingos medžiagos, elementai, sunkieji metalai ir irgi kažkokie tai virusai, kur įtakoja, sukelia susirgymus, būtent tokias būsenas, skirtingas būsenas. Kaip apsisaugoti nuo chemtrailų? Būtent irgi kelti savo vibracijas, nes chemtrailai ir visi tai, kas yra purškiama, aišku, tai yra valdžios planas, jie neva kontroliuoja orą, bet ta oro kontrolė tai yra visai kita mintis yra tikroji, ne oro kontrolė, bet žmonių kontrolė. Ir kad būtų mažiau saulės, nes saulė gydo, kad kuo mažiau saulės, būtent tų debesų, lietaus, tuo mažiau žmonės turės, žinot, kaip be lietaus, be saulės, arba tada žmonės tokie būna labiau pesimistiški, labiau liūdni, nes, pavyzdžiui, kur yra visą laiką saulė, bet ir taip pačiu Afrikoje, Ispanijoje, nežinau, ten žmonės labiau yra laimingi, šoka, džiaugiasi, nes nebūtent gauna būtent tos tiesioginius saulės spindulius. O tikslas, sakykime, irgi pašalinti tos tiesioginius saulės spindulius, nes ir šiaip saulė turi labai gydomasias savybes. Saulė turi gydomasias savybes ir kaip užkirsti kelią, tai aišku, vat, dangų, dangų, žinau, paslėpti tą saulę per debesis, uždaryti dangų. Kaip irgi mes čia galime apsisaugoti, būtent mes esame energija ir tos dalelės medžiagos irgi yra energija, viskas yra energija. Jeigu mes pasižiūrėtume po mikroskopu arba pradėtumėm išskaidytumėm mūsų kūną iki ląstelių lygmens, mes matysime, kad mažiausia dalelė, tai yra atomas, tai visi mes sudaryti iš energijos, tik tai oras tai yra toks skaidriai, sakykime, energija, o mūsų kūnai tai yra tokia tanki energija. Ir kas yra telekinezė? Telekinezė tai yra tada, kai mes savo minties energiją galime judinti objektus. Man irgi perdavė tokią praktiką, tam aišku reikalinga energija, tam reikalingos praktikos meditacijos, bet mes galime aplink save sukurti tokį stiprų lauką, tokią stiprią aurą, o stipri aura pasiekiama būtent, kai mes daug medituojam, kai mes pasiėmėm daug energijos, kai mūsų aura tokia stipri, glotni, net, žinau, kaip adatos, neįkyšia. Ir tada susidaro tokia kaip įtampa ir toks atsparumas, tokia ir glotni energija susidaro aplink mus, glotni energija su pliusu, tada jinai tarytum gali mūsų ketinimo pagalba ir tos energijos, kurią mes turėsime jau į savo auroje, kaip ir atstumti biškį tas daleles. Ir pavyzdžiui, irgi ne kiekvienas susirgo ta liga, kuri privertė mus uždaryti namuose prieš 4 metus. Būtent per tos 4 metus, kol žmonės buvo uždaryti namuose ir pristatyta buvo tų 5G bokštelių, nesgi reikėjo kažkaip žmonės ir suskiepyti, uždaryti namuose, kad mažiau kas matytų, kas darosi. Ir tie skiepai irgi šiaip savo dalykas. Bet po to pakalbėsime, kaip valytis. Tai irgi, nes galima irgi savo padėti apsivalyti ir
Galbūt, jeigu bus norinčių, mes paprašysime irgi aukštesnių jėgų pagalbos vieną kartą padaryti eterį, būtent kaip apsivalyti kūną nuo tų sunkiųjų metalų, kurie yra, galbūt energetiškai jie galės mums padėti. Arba net ir šiandien irgi žiūrėsim. Bet tiesiog noriu, kad jūs suvoktumėte, kad jeigu jau yra kažkas, tai, nu, tai ne per vieną kartą to nepasieks. Reikia medituoti, medituoti, stiprinti save, tokį stiprinti energetinį imunitetą, kad nu, aura būtų stipri, glotni ir galėtų atstumti tą minusą. Ir svarbiausia mums išlaikyti savo pliusą, teigiamas pozityvias vibracijas, tam, kad minusas jisai automatiškai, žinot, kaip nebus traukos, nebus traukos, nors skris ta dalelė ir kažkaip tai praskris, jūsų aura pliusinė, nes aura gali būti ganėtinai didelė, kuo didesnė aura, kuo pozityvesnės vibracijos, tuo mūsų energetinis laukas yra toks platesnis ir stipresnis ir nu, jis galės atstumti, tarytum toks, kažkas nebus konekto, nebus susijungimo ir, na, taip. Tokias technikas man perdavė, mes eisime to į praktiką, meditaciją. Planetarinė meditacija. Ką dar norėjau pasakyti? Ai, apie pašvaistės. Kur daugiausia tų. Visur jų daug. Aš biškai pasidalinsiu prezentaciją trumpam. Okit. Čia man pamiršau, kaip tai eiti dėmesį. Va. Čia aš noriu parodyti būtent, kaip vyksta pašvaistės ir kodėl pasaulyje yra dabar labai aktyvi. Būtent Pegaso atstovai kartu su būtent irgi Galaktikos federacija, jie siunčia į Saulę energijas, tokias kaip probudimo energijas ir Saulė kaip tos dozatorius, kaip tos difuzorius, kur įpilam tarytum eterinio aliejų ir po to Saulė Saulės žybsnių pavydalų pumpuoja, transliuoja dozuotai, kad po trupučiuką didindame tokią amplitudę, dažnį ir stiprumą Saulės audrų, transliuoja būtent tą energiją į Žemę ir į visą Saulės sistemą, ne tik tai į Žemę, į visą Saulės sistemą. Ir kai vyksta Saulės žybsnis, ta Saulės plazminė energija eina link Žemės su Saulės vėju ir pasiekia mūsų planetą. Ir kai matote viršuje, apačioje yra mūsų būtent tie elektromagnetiniai poliai, kai kompasas visą laiką rodo į šiaurę. Elektromagnetiniai poliai, kaip čia, galiu padaryti, kad Žemės, pliusas ir minusas. Aš kitą paveiksliuką turėjau. Bet čia, čia matoma geriau, pačia viršuje, Elektromagnetiniai poliai, jie niekada nebuvo stabilus, jie visą laiką biški juda į vieną arba į kitą pusę. Ir kai Saulės vėjas būtent pasiekia planetą, elektromagnetiniai poliai, jie tarytum atstumia tą energiją. Nes elektromagnetinis Žemės laukas saugo planetą. Ir todėl būtent arčiausiai ašigalių, būtent šiaurės ir pietų ašigalių mes ir matome šiaurės pašvaistės. Kas vyksta dabar su šiaurės pašvaistėm? Kadangi yra toks ciklas, kosminis ciklas, kai kas 26 000 metų Žemės poliai pasikeičia. Dabar mes esame maždaug tame periode, kai Saulės irgi, kai Žemės poliai, tai jį pasikeis. Ir tiesiog kompasas pradės rodyti visą laiką į pietus, Ir kadangi jau biški jie yra pasvyrę, kažkur netgi būna šiaurės elektromagnetinės tas
vienu žodžiu, šiaurinis taškas, ne, jisai svyra ir būna netgi jisai iki kažkur Sibiro, vat nueina, tarsi elektromagnetiniai laukai, sakykime, tie poliai, jie pasvyra ir dėl to atstumia būtent per tuos ašigalius, sakykime, atstumia energiją kitoje vietoje. Todėl mes matome dabar žymiai piečiau, būtent šiaurės pašvaistės, nes būtent dėl tų pasvyrusio elektromagnetinių laukų bendrai. Ir tų saulės žybsnių pagalba dėka jie po to apsivers tiesiog. Tai yra normalus ciklas, tai yra reikalinga būtent tam, kad suardyti, va dabar čia apačioje yra struktūra, kai mes visi turime, vat, Žemė turi irgi savo aurą ir aplink Žemę vat, yra tas torsioninis laukas, toks kaip vat, spurgos tokios pavydalo, ne, vat, kur energija įeina ir energija išeina ir mes matome, kad žmogus turi savo torsioninį lauką, Žemė turi savo torsioninį lauką ir visa galaktikas turi savo torsioninį lauką. Ir tame torsioninėme lauke eina tokios kaip, vat, čia matome, linijas. Ir tuose linijose yra tam tikra informacija irgi įrašyta apie visokias egregorialinės struktūras. Visa ta sukaupta informacija, tas energoinformacinis senas laukas, tas negatyvus, kur sukauptas tas visas skausmas, bet visa tai atrodo įrašyta tenais. Tai kaip Wi-Fi'us toks, ne, daug to viso pripildyta. Ir kai poliai pasikeis, tada ta struktūra jinai sugrius, ta struktūra jinai išsisklaidys. Todėl būtent nebus interneto kažkiek tai laiko, tai užtruks kelias dienas. Kada tai bus, neaišku, apie 25 metus tai gali būti, nes Saulės aktyvumas būna kas 11 metų, toks pikas Saulės aktyvumo, bet dabar ypatingai, kadangi mes esame tame procese pakilimo link naujų energijų, tai gali būti, kad ir net šių metų pabaigoje, gali būti 25 metais, nes Saulės žybsniai vis intensyvėja, didėja ir su tuo Saulės žybsniu, na, toks energijos kiekis ir pliūpsnis bus ištransliuotas iš Saulės, kad tos visos struktūros, kurios supo, pančiojo netgi, bet netgi pančiojo mūsų Žemę, jos tiesiog išsiardys ir toje vietoje mes galėsime kurti jau naujas, rašyti mūsų naują istoriją, ne, būtent pildyti kitom energijom mūsų energoinformacinį lauką. Kodėl aš vedu planetarinės meditacijas ir visą laiką pabrėžiu kelti vibracijas, ne, nes jeigu dabar eina Saulės žybsniai ir žmonėms skauda galvas, širdį ir panašiai, tai tie procesai intensyvės ir stiprės. Ir tiesiog vienintelis būdas, kaip savo padėti, tai yra tiesiog kelti vibracijas, atsisakyti viso to, kas seno, ribojančio, kas veda prie ligų ir nesėkmių. Tai būtent per darbą su savimi, per transformaciją, būtent per vidinę transformaciją, būtent priėmimą visų situacijų, kurios dabar vyksta su jumis, nes visos situacijos dabar vyksta tik tam, kad jūs galėtumėte pakelti savo vibracijas. Ir jeigu mes pykstam ant kitų žmonių, jeigu mes pykstam ant pasaulio valdžios, kas tai bebūtų, kad mums yra taip blogai, ne, mes kūriam savo vidinę visatą čionais. Mūsų vidinis pasaulis prisitaiko prie mūsų vidinio pasaulio, prie to, ko mes transliuojam viduje, prisitaiko ir išorinis. Ne kiekvienam kad ir ta pati valdžia arba kažkokios tai struktūros nevienodai veikia. Tiesiog reikia atsilaisvinti patiems nuo to viso negatyvų, nepriėmimo ir bent jau dabar su priėmimu dėkoti už tas situacijas, kurios pakyla, net už ligas, už netektis, nes dabar mus nunulina. Nunulina, tai tarytum irgi nuima nuo mūsų visą karmą ir siela, kada mes tampame laisvi būtent nuo karmos, nuo ribojančių netgi tų energetinių struktūrų žemėje.
tada, kai mes praeiname savo pamokas, nes jeigu yra sunkumai, reiškia kažkokios pamokos dar nepraeitos. Kai mes praeiname pamokas, siela, kurias jau numatė savo, kad aš praeisiu būtent per šį įsikūnymą, kuo greičiau siela praeis tas pamokas, tuo greičiau išsilaisvinti, iš to greičiau galės kurti grinai, kaip Dievas sukūrė pasaulį, taip mes galėsime kurti savo individualų pasaulį, individualią realybę. Būtent ta instrukcija, kaip kuria Dievas pasaulį, yra ir mums neduota, bet Dievas, tai yra šviesi energija. Ir būtent kai mes pasiekime savo vidinį šviesą, tyrumą, kai mūsų, mūsų neįtakoja ir kažkaip mes atsiribuojame nuo viso to, kas yra negatyvu, mes irgi galime kurti. Tam, kad mes tą šviesą pasiektumėm, kuo greičiau turime praeiti savo pamoką, savo išbandymus, kažkokius įgyti naują patirtį ir vat, tada jau galime mes būti laisvi būtent. Ir tokie procesai būtent dabar vyksta ir apie tai reikia žinoti. Ir kodėl aš sakau būtent su priėmimu ir dėkingumu už visas situacijas, nes kiekviena situacija ateina ir dabar labai gali tos situacijos ateiti taip dažnai, taip kondensuotai, intensyviai, kad greičiau pagal sielos planą, kad iki to saulės žybsnio dydžio, kad greičiau siela išsivalytų. Todėl dabar labai daug netgi tokių sukčių telefoninių ir visokiausių brokerių netikrų, kas čia paišo mano prezentacijos. Jie tarytum nuima nuo mūsų tą seną karmą. Jeigu mes paleidžiame, tada mes tampame laisvi, mes galime kurti. Aš turėsiu kursą dabar ir apie pinigus, kaip mes galime kurti, atsilaisvinti nuo visko ir kaip nuo visko greičiausiai atsilaisvinti. Tai nežinau, mes galbūt prabalsuosime, kokį kursą mes turėsime. Na, žodžiu, tai yra būtina sąlyga būtent kuo greičiau išeiti iš visų sunkumų ir jo. Čia yra būtent čia yra būtent skalė, kokios yra energijos, kokios vibracijos yra skirtingų jausmų. Tai gėda, kaltė yra sąrašo apačioje, tai yra pačios negatyviausios emocijos. Dar apačioje yra būtent tokia depresija, kur mes nieko nenorime daryti. Kai mes nevibruojame, pasaulyje viskas vibruoja visą laiką. Vibracija, ne, vibruoja, kažkaip tai juda, o kai mes jau tokie, žinot, kaip atsigulam ir gulim, maždaug žiūrim kelis mėnesius į lubas, mes jau tokioje žemoje vibracijoje, kai mes pasauliui visatą mūsų neapčiupia kaip vibracijos ir mes galime tada labai greitai susirgti. Ir tada kuo žemesnės vibracijos, tuo mums sunkiau. Tai vat gėda, kaltė, apatija, sielvartas, baimė, geismas, pyktis. Pyktis netgi žymiai yra geresnė, aukštesnė vibracija negu kaltė arba gėda. Tai būtent tą savo, nežinau, įsidėmėkite, kažkur pasikabinkite ir pasistengkite pasistengkite kuo mažiau jausti šitas emocijas. Aišku, tai yra giliai mūsų viduje ir eikite pas psichologus, eikite pas mane, pas kitus specialistus, kad hipnologus, užsiimkite jogą, kad būtent tai iš savęs, nežinau, išimti, išsivaduoti nuo to, nes mums su tuo į naują pasaulį tikrai nepakeliui. Ir Žemė kelia savo vibracijas, jau viskas, jau tas traukinys važiuoja, kelio atgal nėra, mums lieka tik tai prisitaikyti, bet tai yra dėl mūsų aukščiausios gerovės viskas padaryta. Žmonės, kurie dabar nenorės kažkaip keistis, transformuotis, kelti savo vibracijų, jie tiesiog irgi persikūnys panašaus tipo planetose, kaip mūsų planeta buvo anksčiau, ne? Nes į Žemę negalės reinkarnuotis tokios tamsios sielos, sakykime, ateis jau tokios sielos, kurios jau yra tokios šviesios sielos.
o tiem, kurie nenorės keistis, bus pasiūlytos tiesiog kitos planetos tolesniai reinkarnacijai. Todėl būtent vat, tokie dalykai. Ir tuos poliusus, negi vat, mes galim pamatyti vat, tokius kaip vat, įėjimas, sakykime, ne, ir ta, viskas, kas gyva ir gali funkcionuoti tik tai tokia plokščioje, ne plokščioje, bet ta prasme, apvalioje formoje. Jeigu mes čia matome irgi netgi viskas gamtoje, netgi irgi pagal tokią struktūrą veikia. Ta tokia ideali toroidalinė forma, jeigu čia mes irgi matome pomidorą, apelsiną, mes matome tarytum tokia vat, ne, eina mm, įėjimai, ne, ir tokia vat, na, ir vidinis kanalas. Ta turime ir mes žmonės, ta turi galaktika, ta turi, na, ta turi viskas, kas yra gyva. Viskas, viskas siekia būtent tokios formos. Viskas siekia būtent tokios formos, tokios idealios, etaloninės formos. Ir čia dar šitas tada paveiksliukas, biškį dar parodysiu, nes mūsų kiekvienas organas turi savo elektromagnetinį lauką. Ir mes, ir čia irgi padaryta, nu, parodyta, čia irgi yra parodyta, jeigu mes esame meilėje, kokia mūsų aura yra didžiulė, ne, didesnė ir tuo pačiu stipresnė. Bet jeigu mes esame baimėje, ką mums baimėje, kurioje mus nori laikyti, sakykime, dabartinės valdančios struktūros, tai ta aura yra tokia susispaudusi. Ta aura yra tokia susispaudusi, jinai tokia silpna, susispaudusi ir tada žmogui yra labai labai lengva susirgti, tada, žinot, kaip tyčia atrodo, kad viskas, kas tik tai yra kažkur, tai tas prie to žmogaus ir prikimba, visokie virusai, kaip ir energoinformaciniai virusai, ir paprastieji virusai, visą tai, kas sklando ore, prie to žmogaus vat, prikimba. Tada, kai mes turime silpną aurą, mūsų imunitetas yra labai 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 silpnas, todėl mano patarimas didinti energetinį imunitetą tam, kad fizinis imunitetas irgi automatiškai būtų stipresnis, toks stipresnis ir toks vat, su imunitetu, su tokiu atspariu imunitetu. Ar turite klausimų būtent dėl šiaurės pašvaisčių? Dar jeigu dėl šiaurės pašvaisčių, dabar labai daug diskusijų, kad tai yra HARP technologijos, kad tai yra būtent per tuos chemtrailus, o chemtrailai tai yra HARP technologijos, kad būtent tai yra per chemtrailus, tos šiaurės pašvaistės, tik yra diskusijų. Yra tokios grupės, kuriuose vadina aklom avim žmonės, kurie grožisi pašvaistėm. Bet ar jie tik tai irgi nedidina to negatyvo, ar jie kritikuodami žmonės, kažkaip taip. Ir aš ten parašiau postą apie tai, kad tai yra nuo saulės žybsnio, kad reikia suvokti procesus, bet žmonės maždaug išvadina visais tokiais nemaloniais žodžiais, kad maždaug nieks čia nieko neišmano. Bet jau tik pasakymas, kad tik tai jie maždaug viską išmano ir jie žino viską puikiausiai, jau yra tokia, nežinau, negatyvi emocija, kritika ir tai tik tai yra dauginama tų negatyvių vibracijų. Todėl aš ten mažai kišuosi, leidžiu jiem galvoti, ką jie nori, bet tiesiog čia yra HARP technologijos. Įsivaizduokite, kaip Žemės planetos technologijos gali paveikti Saulę. Ir aišku, buvo ten tokie straipsniai, kad maždaug Amerika paskelbė, kad jie čia darė kažkokius tyrimus, kaip padaryti pašvaistę, bet jie puikiai žino, kad yra saulės žybsniai, jie puikiai žino prognozes, nes aukštesnės civilizacijos jie duoda visą laiką prognozę, jie turi savo irgi kontaktuotojus. Todėl maždaug jie čia sukūrė, bet ne, kaip gali HARP technologijos paveikti Saulę, kuri yra, nežinau, kiek šimtų kartų didesnė už Žemę, kaip Žemės technologijos gali paveikti tokį didžiulės Saulės
didžiulė mūsų nuo Saulės žvaigždė. Nu, kaip? Ir tie procesai, tai yra normalu, tiesiog reikia suvokti apie Žemės precesijos procesą, kuris vyksta kas 26 tūkstančių metų, kaip vyksta ir kaip atsiranda šiaurės pašvaistės, apie Žemės polusų pasikeitimą, tiesiog apie tai nieks plačiai nešneka, ne? Apie tai nieks plačiai nešneka ir galbūt žmonės, kai kurie patys net nežino šitų procesų. Todėl mano, nežinau, šiandien noras buvo tai su to pasidalinti. Ir tas energijos yra transliuojamas į Saulės, būtent Pegaso, to, su kuriuo mes šiandien turėsime meditaciją, pagalba. Ir ten, vat, mat, kaip aš klausiau, kaip tai vyksta, tai tarytum, vat, ne tokia eterinių aliejų, tokias eterinį aliejų įdeda ir vat, kaip saulės vėjas, ne, tai yra būtent tas malonus kvapas, būtent tos vibracijos pasiekia Žemės planetą ir mes jaučiame būtent saulės energiją. Ir dar Saulė yra sąmoninga, mūsų Žemė yra sąmoninga. Į Žemę einančios energijos, na, tarsi, tai yra kontroliuojami, valdomi procesai ir Saulė yra, nežinau, arba nesakysiu, gal nukeliausime į Saulę, jūs patys galėsite pamatyti, kas valdo būtent tos procesus Saulėje, nes aš su Saulė labai dažnai medituoju, aš keliauju į Saulę, mes galėsime, galbūt tada, jeigu kitą kartą bus su Andromeda meditacija, mes galėsim dar 3 savaitę nukeliauti į Saulę, jeigu jūs norite. Bet vienu žodžiu, Saulė, tie procesai yra valdomi, man pačiai buvo biški įdomu pasižiūrėti, ko jie valdomi, na, tarsi, ko, tai yra labai labai plačiai žinomi žmonijai veikėjai. Vat, ir vienu žodžiu, tai labai labai gražus procesai ir na, tiesiog patys, nežinau, džiaukitės tom, kad yra šiaurės pašvaistės, grožėkitės. Na, tai yra mano nuomonė, tai ką aš jums čia noriu papasakoti, tai yra mano nuomonė, kad tai yra būtent tos pakilimo energijos, kurios eina per Saulę, dozuotai būtent mums iki Žemės planetos ir iki Žemės sistemos. Dar buvo klausimų apie, kur buvo dingęs Mėnulis. Ar įdomu, kur buvo dingęs Mėnulis? Aš biškai žiūrėjau, nes, na, kelios dienos žmonės rašė, kad nebuvo matyti Mėnulio. Kadangi buvo labai stiprus saulės žybsniai ir ta energija, kuri eina Mėnulyje, mes galbūt to nesprantame, bet, na, kaip nesprantame, apie tai plačiai nekalbama. Na, yra daug tokių kaip kosminių stočių irgi, stočių tokių, kur saulės energija irgi gali paveikti ir išmušti iš to veikimo. Ir būtent, na, kaip man atėjo ta informacija, kad reikia biškai patraukti tą trajektoriją, kad būtent per tas, kaip būtų šiaurės pašvaistas, jį reikia biškai taip atitraukti, kad ta energija, kadangi ta energija veikia Žemę ir kai bus didžiulis saulės žybsnis, neveiks būtent radio stotis, neveiks televizija, neveiks internetas, viskas bus vat, per tą saulės žybsnį jau buvo 1859 metai, irgi buvo X40, man atrodo, saulės žybsnis, kuris irgi tais laikais, kas tai buvo ten kartografai, kas ten, vienu žodžiu, kažkokios technologijos, perdavimo žinių tuo metiniu, jie tiesiog buvo išėję iš savo, sakykime, veikimo. Mėnulį irgi reikėjo apsaugoti būtent nuo to aš Mėnulį irgi reikėjo biškai patraukti, apsaugoti nuo to, kadangi taip kaip man atėjo, ne, kad ten irgi yra tos visokios stotis, kaip ir Žemė funkcionuoja tos tokios per antenas perduodamas kažkokios tai bangos, na ir kad jį biškai atitraukti ir dabar kaip ir mes vėl jį matome. Jis grįžta į savo vietą. Ir tai yra
Tai yra ta informacija, kuri man atėjo. Tai yra ta informacija, kuri man atėjo, kad neišeitų iš tos veiklos būtent tos sistemos, kurios yra dabar tenais. Tiesiog ten yra daug kosminių stočių. Ja. Ar turite kokių klausimų apie mano informaciją šiandieninę? Kaip jums šitą informaciją? Galbūt kai kuriem atrodo, kad aš čia pasakoju apie kažkokius pegasiečius šviesos federacijos, kad aš galbūt mm, bendrauju su, nežinau, mm, su dievais ir panašiai. Bet turbūt būtų naivu tikėtis ir galvoti, kad mes visoje visatoje esame visi žmonės. Vieninteliai, tarsi, vienintelė gyva civilizacija, vieninteliai gyvi atstovai ir daugiau nieko nėra. Daug, daug buvo užfiksuota ir ateivių, jie ir rodėsi ir panašiai. Todėl masinis kontaktas irgi bus, bet dar negreitai, dar žmonės tam nepasiruošę. Ir tada būtent jie perdus irgi savo technologijas, perdus savo žinias mums. Ir kai kurios žinios jau man yra perdudamos, kai kurios žinios man jau yra perdudamos, kaip sustabdyti ir senėjimą, kaip išgydyti ligas. Ir būtent tuo mes viskuom užsiimsime nanopsichologijoje, todėl tam aš jas atskleisiu, tas technikas mes bandysime taikyti ir sustabdyti senėjimą, sustabdyti procesus kūno. Nes kodėl būtent dar svarbu kelti savo vibracijas, atsikratyti tų negatyvių jausmų, nes būtent tai kūrė klaidą mūsų organizme, tai kūrė klaidą mūsų ląstelėse, nes viskas sutverta funkcionuoti meilėje, viskas sutverta funkcionuoti tokiame dieviškosiuose vibracijose, kai mes einame į priešingą pusę, tada atsiranda tokia kaip klaida. Ta klaida ląstelių lygmenyje suprantam kaip, kaip klaida, kaip kažkoks tai sutrikimas ir organizmas pradeda senėti. Nes pavyzdžiui, Andromedoje ir kaip Sirijoje tie humanoidai arba tos būtybės gyvena netgi po kelis tūkstančius metų, jie nesenėja. Ir jie būtent naudodami tokias kvantinės energijas, kintančias kvantinės energijas, tokias tankės kintančias kvantinės energijas, gali stabdyti ir senėjimą, gali atlikti tokias lazerinės operacijas, gydyti būtent energetiniams srovėms, gydyti šviesą. Aš kažkiek tai tų tokių procesų jau žinau ir, mielai su jumis pasidalinsiu. Tai va, ką aš dar noriu sakyti. Ir kitos civilizacijos pradėjo statyti tokius statinius, kaip pavyzdžiui, piramidės, nes labai daug įrodymų, kad tais laikais kitų civilizacijų gyvybės labai artimai su žemini. Žinoma, jie ir pastatė. Ir po piramidėm yra. Kodėl dar nieko neprileidžiame taip arti prie piramidžių, arba miršta žmonės, arba tie archeologai, kurie ten dalyvauja tose ekspedicijose. Todėl, kad ten yra tam tikra informacija, tam tikroje vietoje. Ir žmonijai dar per anksti turėti tas žinias. Ir aišku, tos technologijos buvo perduotos mums ir statė tokį kaip biorobotai, padėjo statyti būtent tos akmenys, nes būtų naivu tikėtis. Dabar mes turbūt nėra technologijų, kurios galėtų pakelti tą vieną akmens luitą, kuris ten sveria, nežinau, 100 tonų ar kiek. Manyti, kad tai ant žmonių pečių kažkaip tai buvo užkeliama į viršų, į tokį aukštį, be jokių technologijų. Dabar mes neturim tokių technologijų. Ir kai buvo tiek viskas pritaikyta, kad, atrodo, kur ten yra parašyta, lapas negali, kad lapas net negali, lapą net negalima įkišti, arba kažką negalima įkišti tarp tų akmenų. Tai yra nušlifuota tokių,
lazeriniu principu. Tai buvo tokia lazerinė įranga, kuri šlifavo akmenis ir biorobotai, kurie nešiojo tos akmenis. Aišku, dirbo žmonės ir labai daug žmonių ten mirė ir panašiai. Tai, bet po to, kodėl žlugo būtent ir Egipto civilizacija, ir Atlantidos civilizacija. Būtent dėl to, kad Atlantidos civilizacija parindė žlugo irgi dėl puikybės, kad jie tas technologijas, kurias jie turėjo, pradėjo kitaip taikyti, prasidėjo tokia technogeninė, jie pradėjo eiti labai tokiu technogeniniu keliu. Aišku, kažkiek tai jų išsigelbėjo, jie po to ėjo į Egiptą arba ėjo į dabartinę Pietų Ameriką, ten, kur irgi tos piramidės, į Peru ir panašiai, ten irgi tos piramidės, kur buvo Majų civilizacija. Majų ir Egipto civilizacija, jie būtent nuo Atlantidos, jie bėgo būtent tenais. Ir Atlantidos atstovai, kai kurie žinojo, kad bus artėja būtent ta katastrofa. Jie bėgo, nes kai kuriem reikėjo išsigelbėti, kad laikyti tas žinias. Ir būtent taro kortose užšifruotos Atlantidos žinios. Ir aš turėjau vieną praktiką, kur aš tada neužsiminėjau taro kortom ir dabar taip tiesiog aš kartais naudoju kaip įrankį gydymui, sakykime, labiau energetiniam, nes ten yra viskas užkoduota, užšifruota, būtent tie glifai taro kortose. Tai yra Atlantidos palikimas, būtent taro kortos. Ir, tai yra, aš kada nors papasakosiu plačiau apie būtent tas civilizacijas, apie istoriją, jeigu jums įdomu. Bet be abejo, anksčiau jie komunikavo ir kodėl tos technologijos dabar nėra prieinamos, nes žmonės pradėjo tas egoizmas, puikybė, valdžios troškimas ir tos įrankius, kurie buvo duoti anksčiau, kaip, pavyzdžiui, Petra miestas, visi tie statiniai Egipte ir panašiai, kaip, tai visi hieroglifai, visą tai negalėjo būti vien tik tai tuometinio, sakykime, nepažengusio žmogaus darbo. Tik taip po to valdžios struktūra, atstovai, jie pradėjo naudoti būtent priešai žmonės ir tada tos technologijos buvo irgi sunaikintos, senovės Egipto civilizacija žlugo. Tai egiptiečiai, kurie ten gyvena dabar, tai yra arabai, tai nėra tai tikrai egiptiečiai. Bet dabar ateina labai daug žmonių, kurie gyvena Atlantidos laikais, kurie turi tas žinias. Daugelis iš jų, galbūt jūs esate, kurie gyvena Atlantidos laikai arba žvaigždžių sieklos, kurie atėjo irgi būtent transliuoti, kaip ir aš, transliuoti tokias žinias, nes mano kanalą patenka irgi žmonės, kuriem ta informacija svarbi ir įdomi, kuriem reikia tą žinoti. Galbūt jums ant tų žodžių surezonuos kažkas, tai galbūt pakylas, galbūt ašaros, jeigu jūs kažkaip sureagavot mano žodžius, kaip žvaigždžių sieklas atėjusios iš būtent Andromedos arba atėjusios iš Atlantidos laikų, būtent vėl pakelti mūsų šiurpaina. Kokia stipri energija. Tie, kurie atėjo, vėl pakelti ant savęs, nešti tai yra didžiulė dvasinė tarnystė, kaip aš šiandien rašiau, didžiulė dvasinė tarnystė dirbti visuotiniai geroviai žmonių, visos civilizacijos, visos galaktikos, visos visatos galų gale. Tai yra sielos žygdarbis, sakykim taip. Ar atsisakymas gyvūnų valgymo ir išnaudojimo yra svarbus vibracijų kilimui į savo žemės bendrai? Aš kalbėjau, man atėjo žinutė, aš kalbėjau apie gyvūnus. Aš dabar trumpai pasakysiu. Aš savo telegramo kanale turėjau tokią temą, nes man irgi nusileido tokia informacija, kol mes žudome gyvūnus ir valgome juos, tol, kai mes elgiamės su mūsų mažesniais broliais, jie turi irgi sąmonę. Jie turi irgi sąmonę, bet
Tai yra mūsų mažieji broliai, kurie mums buvo duoti pagalbai, katės, šunys, ypatingai karvės, arkliai, drambliai dar, bet žodžiu, delfinai, delfinai, banginiai, tai yra dovanos mums įsikuriant, ne, tokias įkurtuvių dovanos, o mes kartais juos žudome ir valgome. Tai kol mes, kol, žinot, kaip šauksi, taip ir atsilieps, kas mažame, tas ir dideliame. Tai kaip mes su mūsų mažesniaisiais broliais elgiamės, taip leistina elgtis su mumis, su mūsų žemė, su mūsų žemės žmonėm. Ir tai yra, nu, dingsta žmonės, na, atsiprašau, bet tai yra iki šiol, ne, kažkur gyvuoja kabalizmas. Tai žmonės valgo. Kabalizmas jo, man atrodo. Kai mm, a, turbūt irgi nepaslaptis, kad ateiviai turi sutarčių su tam tikrom valstybėm, na, imti žmonės tyrimams. Ne, ir na, žmonės irgi yra valgomi. Žmonės irgi yra valgomi, vogiami, valgomi. Žmonės netgi vagiami, dauginami ir valgomi. Daug žmonių dingsta, jų nieks niekur neranda. Dabar jau yra mažiau, tai yra ir uždrausta, bet anksčiau tai buvo. Kitur netgi yra nu, tokios kaip žmonių kolonijos, kurios nu, taip su jais vyksta. Ir kol mes valgome gyvūnus, mūsų mažosius brolius su mumis, nu, kaip ir pagal laisvos valios dėsnį, pagal balanso dėsnį, kaip tu su kažkuo elgiesi, taip su tavim galime maždaug. Jeigu mes turime irgi tas negatyvias vibracijas, tai tinkama terpė būti skirtingiam, nedraugiškai nusiteikusioms civilizacijoms čia, taip pat ir su valgymu. Ir nes tai yra mirties energija, kuri blokuoja mūsų viršutinę čakrą, mirties agresijos energija, ypatingai skirdyklose dabar ir panašiai. Jūs sakysite, mano, kaipgi mūsų seneliai, kurie na, augino gyvulius, kiaulės ir panašiai, skersdavo. Ten buvo visa kultūra, tai buvo didžiulė pagarba tam gyvūnui, kuris atidavė savo gyvybę, kad jie galėtų pragyventi. Bet dabar tai yra verslas, tai yra skerdyklos, kur tie gyvūnai mato kasdien košmarą, čiurpai net prie, ir jie žino, kad kas bus toliau. Anksčiau ten, pavyzdžiui, iš gyvūnam užrišdavo akis, kad tik tai jie nematytų, kad išveda jų, sakykime, brolį. O dabar, ta prasme, įsivaizduokit, kokią energiją jūs valgote. Pažiūrėkit filmus apie skerdyklas ir visą tai jūs, sakykime, į save. Todėl mėsos tema tai yra tokia. Mhm. Jo, dabar apie veganizmą žiūriu čia čatą, kai aplinkoje aukštų vibracijų, žmonių sotus nuo energijų būni. Mes ir einame būtent tenais, į ten, kad būtumėm sotus energiją, ne? Nes ta plazminė energija tai yra maistas. Kitos civilizacijos būtent tokių maistų praktiškai ir minta. Tai valyti organizmą nuo sunkių metalų. Aš galbūt tokius receptus įdėsiu grupėje Telegrame, nes mes jau labai užtrukome. Ir, na, tiesiog gerti. Visų pirma, pabadauti, pasulčiauti, ekologiškai, aišku, jeigu būtų savo išauginta, tai yra, būtų dar puiku, bet kažkokia tai būtent kažkoks tai badavimas, ne, būtent badavimas, sulčiavimas, baltą molį galima gerti ir būtent meditacijos, na, atstatyti save energetiškai ir ketinimo minties galia irgi įsivaizduoti, kad visos tos dalelės tirpsta, būtent tą šviesos energiją valyti savo kraują.
Mes galbūt tada padarysime atskirą susitikimą, galbūt jisai bus už donaciją arba mokamas. Aš pravesiu jums tokį seansą, išvalysiu jūsų kraują, su aukštesnių jėgų pagalba išvalysiu jūsų kraują, bet tai bus toks, toks ilgesnis procesas būtent tam. Nes man dabar sako, kad galim padaryti tokį seansą. Galim padaryti tokį seansą, būtent apsivalymo energetinio, kur bus toks, dar apsivalymas. Kanibalizmas. Kabalizmas. Kanibalizmas. Jo. Kodėl katalikų bažnyčia draudžia tai, ką mes dabar su jumis darome? Nu, jūs patys pagalvokit, kodėl. Pažiūrėkite filmą. Pažiūrėkite filmus apie Vatikaną, kaip atėjo būtent katalikai, kaip susikūrė katalikų bažnyčia, kas tai yra per struktūra. Ir kodėl jinai tai draudžia. Kodėl jinai ant laužų degino, kankindavo tos žmonės, kurie būtent taip eidavo. Kiek aš žinau savo gyvenimą, aš buvau ir ant laužų deginama, ir daug skirtingų patirčių, bet na, draudžia dėl to, kad jiem reikia irgi turėti kontrolę. Maldos yra pakeistos. Aišku, kai kurios maldos jos yra tokios, ok, ir tos maldos veikia būtent per katalikų bažnyčios egregorę, kai yra tokia didelė energetinė struktūra, tu meldiesi, tu prašai iš to egregoriaus. Bet aš turiu rusiškai, tai kas man gali padėti išversti, vat yra, nežinau, kažkodėl tą, ne, vat būtent tai yra tėvė mūsų, tikrasis tėvė mūsų, ne, kuri skiriasi biški nuo, nuo to, kurį mes sakome bažnyčiui. Ir plus tie stebuklai, tie išgyjimai, kurie vyksta, tai reikia, reikia palikti vietą stebuklui, kas čia vyksta. Reikia palikti vietos stebuklui, ne, kad čia maždaug maldos padėjo ir bažnyčia išgydė, bet ne Dievas, ne mes patys. Mes patys turime galimybę gydyti, išgydyti, bet bažnyčia nori, kad bažnyčia čia išgydė. Sakykime. Va kažkoks. Stebuklai iš tikrųjų vyksta. Stebuklai vyksta, yra daug šventų vietų. Bažnyčias statomas irgi būdavo būtent ant tokių vietų, kur eina energijos ir žmonės eina, ten yra tiesiog gydančios žemės energijos pačios iš savęs, žmonės išeina iš tam, jiem geriau, jeigu atrodo, kad nuėjo į bažnyčią, jiem geriau, o iš tikrųjų čia žemės resursai, bet į žemę gydo, bet ne visai galbūt bažnyčia. Viskas yra labai labai gerai pragalvota. Nu jo, galima išversti, man atrodo, man net kažkas siuntė vertimą, bet jo, aš vis neprisiruošiu pati ir, kai aš pati ne visai lietuvė, tai. Ką, einame praktiką. Nuo chemtrailo, tai irgi ta praktika nuo chemtrailo. Aš būdu ir padarysiu tada atskirą tokią meditaciją nuo chemtrailo ir nuo to. Ir pasiruošę praktikai. Gal padarom 3 minučių pauzę. 3-4 minučių pauzę padarom. Jūs galite dar parašyti savo klausimus, kažkokius tai. Atsigerkite vandens, uždekite žvakę ir aš tuoj išgrįšiu pas jūs. Nes jau 1,5 valandos kažkaip prabėgo, nesupratau kaip.
Aš grįžau ir galvoju, kad galbūt mes padarysime meditaciją atskirai įrašą, kad jis būtų jums prieinamas. Aš galbūt tada sustabdysiu. Čia man pripaišė. Gal